Yra du būdai, kaip nesudėtingai suknisti savo kraujagyslių sveikatą. Pirmas būdas - rūkyti. Nelabai svarbu ką, nes kraujagyslių vidinis sluoksnis, tai yra endotelis, rūkant pametinėja azoto oksido molekulės, kurios šiaip yra labai svarbios, kad kraujagyslės būtų apsaugotos nuo pažeidimų. Kai jos pažeidžiamos, prasideda uždegimai, žaizdų lopimai, cholesterolio ir kita kaskada nesuper smagių sveikatai įvykių. Antras būdas - nereguliuoti kraujo spaudimo arba tai daryti labai pasyviai, jei jis yra per didelis. Iš esmės, efektas labai panašus į rūkymo, skirtumas tas, kad rūkymas veikia chemiškai, kai spaudimas traiško fiziškai, o tai bet kuriuo keliu veda į aterosklerozę kraujagyslėse. O dar jei abu veiksniai iš karto, tai ohoho, kaip gali savo gyvenimą pasitrumpinti. Neužmiršk, kad širdies ligos vis dar yra numeris vienas mirčių priežastis pasaulyje, pasiimanti per daug jaunų gyvybių. Ką dabar daryti su tuo? Būtų lengva sakyti, mesk rūkyti ir susitvarkyk spaudimą, bet tokie aplinkinių patarimai užknisa, jie yra apie nieką. Jei viskas būtų taip lengva, tai visi jau senai išsišiepę su kvadračiukais ant pilvo vaikščiotų. Vis tik rekomendacijų čia gali būti daug, bet daugelis jų individualios, dėl ko, jei nori tvarkyti situaciją, kviečiu pasikalbėti. Pasižiūrėkim kartu, kaip širdies sveikatą ir įpročius pagerinti be mėšlo vertės patarimų. Jei tai svarbu, brūkštel komentare žodį įpročiai. Susisieksiu.